Šalia mane sėdi visiems žinomas kaip Slavka, o šiaip yra Viačeslavas Mickevičius. Jeigu kas nežinojo, tai kreipkitės prašom pagarbiai nuo šiol. Nėra čia ko, žmogui jau yra metų, gal prieš 10 metų galėjo būti Slavka, o dabar ponas Viačeslavas, taip? Šiaip Slavka man labiau. Viačeslavas, negalim rodyti. Labai gražus vardas, labai gražus vardas. Aš kažkaip jau labai vengiu. Viačeslavo? Taip. O kodėl? Nu kažkaip pats toks lietuviškos patriotas, lietuviškų pažiūrų Oi, tik vardas nepradėkim, toksai. Viačeslavas yra Slavka, už stalo yra gerai, Viačeslavas. O man kaip tik, bet aš Viačeslavas. tokia esu išsirinkęs savo tokį pasiaiškinimą, kad Slavka yra kažkas tarp Kafkos ir šuns vardo. Fantastinis. Panašiai, vat ir vat dėl to. Jeigu aš stoviu tarp Kafkos ir šuns, aš visai patenkinta savo poziciją. Tai vat man ir tinka Slavka ir viskas. Tai, bet tada, o Viačeslavas iš viso gal visai prie pat Man Kafkos. draugai sakydavo, kad Viačeslavas skamba labai pretenzingai, toks kaip naujasis rusas kažkoks toksai. Ko aš labai nekenčiu tokių Nu ir draugai, žmonių. nu ir draugai. O, visi teatralai? Nu tai aš Čia dar kai tai studijavau blogiau aktorinį. nebūna. Aš užjaučiu Viačeslavą, kad jo draugai visi teatralai yra. Tuo metu man tokį Aš turiu savo artimų žmonių tarpe teatralų ir tiesiog Tai žmona, kiek gyvenimas. žinau, jo? Nereikia, nelieskim šitos temos. Tai gerai, Slava, Nu jo, Slavka, tai baigiam čia Taip. kokietuot. Kuom dabar šią savaitę, šiandien yra ketvirtadienis. Taip. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, ką veikiai? Žinokit, nieko. Aš dirbu su Žinokit, dėdė, renginiu. jeigu galima, dėdė į mane. Grafė arba dėdė. Grafė ryškau arba dėdė. Gerai, ryškau. Grafė. Tai kaip ir nieko, nes pas mane darbas daugiausiai savaitgaliais, laukiu sezono atsigavimo, tai dabar tokie pasiruošėmieji darbai į sandėlį vežioti namie esančius daiktus, nes bus namo rekonstrukcija. Nu, gyvenime nepasakytumėt, kad gali taip traktuoti kaip darbą. Iš tikrųjų labai didžiulis darbas. Įdomu, čia kūrybinis. Šiaip jo, surūšiuot, išmest ko nereikia, tas skaudžiausiai yra, nes tas toks... Iš teatre, kai dirbau, viskas reikalinga, iš visko įmanoma pasidaryti dekoraciją, ten kažkokį dalyką nereikalingą apvynioja ledais, jau gražiai atrodys, visko gaila išmest ir toksai, vat, privartauji save per tą dalyką, kad va čia tą išmetį pasilieki tik tai 15% nuo to, kas yra buvę ir viskas. Ar negrėsė tėvo sindromas? Mes su draugu vienu kalbėjom, kad mes abudu turim tėvus, kurie turėjo, pavyzdžiui, mano tėvas turėjo 2 garažus ir nei vienam netilpo mašina, nes viską reikėjo susirinkti. O čia psichologai sako, kad pokario kartai yra būdinga, nes viskas prireiks, jeigu ir patys nepajuto to karo iš močiučių arba tėvų pasakojimų prisimena ir mato tą pavyzdį, kad jeigu grikių yra, perkam tiek, kol telpa ten ir ten. Nu, jie tiesiog žmonės, kai tą patyrė ir vat, mano močiutė buvo tokia krachoborė ir pas mane tas pats yra. Bet O tai Slavo, o jums negrėsė toksai likimas, kad Jūsgi ne pokario, nors pas mus ištisai kažkas vyksta, bet jūsgi nejautėt kažkokio nepriteklių tokio, kad reiktų kaupti? Man ne, maistos ne, bet vat kultūriniai dalykai kažkokie labai įdomus dalykai. Ir tas yra fainas filmas su Džordžu Klūniu, kur jisai gelbė Antro pasaulinio karo metu. Istorinės meno, tai mano dalykai esantis sandėly neprilygsta tam dalykui, bet vis tiek įdomu, vat būna žmonės atiduoda. Jie žino iš interneto, kad aš ten mėgstu visokius senovinius dalykus, kokių man yra dalykų padovanoja, tai tiesiog gali aukcioną daryti. Pavyzdžiui, vienas iš tokių medžiagų... Ar jūs užregistravot jos kaip dovaną, nes gali ateiti mokesčių inspekcija? Man parašo, kad mirė močiutė, turėjom Antakalnį būtą, sandėlį radom įdomių dalykų, liustrų visokių, tai jums reikia, žiūriu, kad dar be liustrų kažkoks lagaminas. Atidarau vidų, o tenai emblema įspausta 1896 metų lagaminas, Estonija ir tenai carinės Rusijos imperijos herbas. Pradedu googlinti, kad šitas lagaminas yra skirtas skrybėlėm vežioti. Opa. Ta prasme, išsižioji, prasistudijuoji visą tą laikotarpį
Ir žmonės patys nežinodami tau vežė liustrų porą atiduoti, bet dar šalia kažkoks lagaminas, kur tas lagaminas yra milijardą kartų vertingesnis už tas sovietinės liustras. Ir suprantate, apie ką kalba eina. Aš suprantu, bet dabar visi, kurie klauso, pagalvos, kad Slava nieko daugiau neveikia, kaip statosi namą, persita, o kas kūrybiniai, kas laukia, arba kas ką tik buvo, kas smagiai, kaip apibūdintumėt pastarąjį pusmetį, metus, kas yra smagu širdžiai iš kūrybinių dalykų? Ką pats darau ir ką žiūriu? Taip. Ne, ką pats darau, tai eilę metų iš eilės, aš užsiimu tais renginių vedimais ir konkrečiai gatvės cirkais. Va šitoj televizijai turbūt nėra žmogaus, kuris nebūtų to matę. Ir, kalbu apie personalą patį. Tas gatvės cirko, ten teatro paremtas tas pasirodymas, improvizacija, tai tu tiesiog jau kokių 12-10 metų. Ir žiemą vyksta jisai? Jo, renginiuose, uždarose vietose. Uždarose. Jo, ten ir ekvilibristika, ir žongliravimas, ir kojūkų vaikščiojimas, ir balansavimas, ugnies pjaudymas, tai va žiemą ko negali daryti, tai tik ugnims pjaudyti. O šiaip viską, ką jau išvardžiau... Iš kur šitai viskas išmokta, nes čiagi nėra labai lengvas ir populiarus žanras. Čia aš vienintelis Lietuvoje, man. Tai aš sakau, iš kur išmokta? Tai aš būnant antram kurse aktorinio, 2006 metais vienai vasarą išvažiavau į Škotiją, Edinburgę, dirbti statybose ir pamačiau ten tą dalyką kaip gatvės cirko festivalį Fringe. Visą rugpjūtį vyksta Edinburgė. Ten Kuršunovas per tą tramplinas jam į teatro pasaulį buvo. Ir aš ten tų spektaklių nelabai žiūrėjau tos gatvės cirkų pasirodymus ir man tiesiog netažodžių prasme nurovė galvą. Aš galvoju, to nėra Lietuvoje. Reikia būti pirmtaku, kad pirmam užsiimti Lietuvoje tą dalyką ir tada darbą darysi visada. Ir ant kiek tuo metu paėmiau tą mintį, ją vyščiau iki šiol. Tai kas mokino? YouTube'as? YouTube'as. Lietuvoje nebuvo žmonių, kur tą galėtų pamokinti. Mėly Artist TV žiūrovai, YouTube'as tai yra tik tai išskirtiniai nuo Dievo skirtiem žmonėm mokintis tokius dalykus. Patys jūs nebandykit šito daryti, nes gali liūdnai baigtis. Čia Slava, jisai gavo dievišką, ką tik ir man galėjo liūdnai baigtis, nors aš nieko nedariau ir ačiū Dievui, jisai ugnim nesispjaudo dabar. Galėčiau. Bet kiek truko visas tas procesas? Kokie 5 metai. Bet į dieną po valandą to ir nori be jokio mokytojo ir iš YouTube'o, o tenai koks 14-metis, pavyzdžiui, vokietukas moko kaip važiuoti su vienračiu. Tai ten vienintelį žodį, kurį žinai, tik Einraden vienratis. Ir tu žiūri, ką jisai sako, nelabai supranti, bet tiesiog įmi ir kartuoji tą, ką... Tai iš vokiečių kalbos tu žinai tik tai Einraden. Jo. Henry Hoch ir Hitler kaput. Jo. Tai būdavo labai įdomu, nes interneto net namie neturėdavom, tai būdavo studijų metu, eidavai į biblioteką, užsiregistruoji valandą ir leidžia sėsti prie kompo. Įsivaizduojat, kokie laikai buvo? Jaunieji žmonės, klausykit, ką reiškia tas procesas, kada tu įsimyli kažką, kada tau nurauna stogą, kaip sako Slava. Tada, neturint interneto, važiuoji į biblioteką, eini kur nori ir mokiniesi. Čia didelis dalykas, ieškokit tai, kas taip nuraus stogą, kaip Slavai. Tai ir išmokau visas tas disciplinas, o po to jau palaikyti fizinę formą visada reikia, kad tą dalyką daryti, nes jisai visą valandą trunka. Ir šiemet aš atradau tokių žiauriai kitų dalykų, tai čia su Ukraina susiję, vaikams stovyklose dirbti, buvo 2 tokie būriai vaikų atvažiavę, kur našlaičiai visiškai, karo našlaičiai neteko ir abiejų tėvų. Su jais, tada Odesos yra vaikų namai visi perkelti, kur yra vaikai ne tik našlaičiai, bet dar ir su negale. Ir ten jų yra apie 4. Lietuvoje čia, taip? Jo, Antakalny tenai. Su jais 2 kartus teko darbuotis, tai yra tokie dalykai, tu tada dirbi nemokamai, bet tu atiduodamas tą savo darbą, matydamas tas jauties turtingiausias pasaulyje. Absoliučiai, aš atsiprašau, kad pertraukiau, naudodamasis progą noriu pasakyti, atminkit, kad yra tokie vaikų namai, kur yra iš Odesos ne tik našlaičiai, bet našlaičiai su negale. Ir jeigu kam kils idėja ir noras pasidalinti, juos aplankyti, paskaityti knygą, pažaisti su jais ar dar kažką daryti, tikrai surasit, ko jiems reikia. Būtinai darykit, nes tapsit turtingesni, kaip ką tik sakė Viačeslavas, onže Slava.
Jo. Tai dar yra knyga, ten dar ten ne viską leidžia, ten yra jų tokie, už tų vaikų stovi jų auklėtojos, kur yra cerberiai ir ten pabandyk tik kažką ne taip padaryti. Ir aš prisimenu, mes atvažiavom su tokiu labai įdomiu namu, nu tai yra Volkswagen vabalas, kuris tempia namą, 1,5 metro ant 3 ir dūmai eina. Teko matyti, gal nežinau. Ir, nu, bet va toksai visiškas kažkoks nurautas dalykas. Atvažiavom pas tuos vaikus į kiemą, įleidom į namą, ten daug muzikinių dėžučių, čia apie kalėdų laikotarpį kalbu. Viduj židinys ir ugnis dega ir jie pirmą kartą mato židinį. Įsivaizduojat? Ir mes turėjom apmokinti, kad negalima lipt, liest ir sėdėti. Kokio amžiaus? Nuo 9 iki... Ne. Nuo 3 iki kažkur 12-13 metų vaikučiai. O ten neįgalumai ir Dauno sindromas, ir autizmas, ir tokie kitokie lengvesni, ir cerebralinio paralyžio buvo. Tokių dalykų. Ir vat, pavyzdžiui... Cerebrinio. Slava. Ne cerebralinio? Cerebrinio. Atsiprašau. Nieko tokio. Tai va, ir tai mes sakėm, kaip su tais vaikais, mes 2 dienas kaupėmės, kad važiuoti ten dirbti, o iš tikrųjų supratom, kad ten nėra ko bijot, o viena istorija labai mus nuteikė tam kaupimui. O gal cerebralinio? Nesvarbu. Tai va, tai mums sakė, kad atėjo pas juos kažkokios mergičkos iš Vilniaus žaisti su tais vaikais, atėjo ir sako, vaikai, žaidžiam parduotuvę. Vaikai, gerai, o kas tai yra? Opa. Jie nežino, kas tai yra. Tai ten jiems kad ir ką suorganizuotumėm, ten jiems yra tai vienreikšmiškai pirmas dalykas, kurį jie mato gyvenime. Va, ir su tais vaikais mes suorganizavom, tai mes turėjom rogės, įdėjom vaikus su tos rogės ir vežiojom. Ir vaikam labai patiko, kai ant posūkio juos užmeti ir jie iškrenta iš rogių. O komgi nepatikdavo? Taip, taip. Ir mes sakom, ar jiem patinkam, ir auklėtojas sako, jie iš Odesos, jie sniegą mato antrą kartą. Ir jie čia jau nuo karo pradžios, bet pernai matė tą sniegą, o šiemet kažkas jau juos vežiojo su tom rogiam. Ir mes kai grįžom, gavom tokią žinutę iš tų auklėtojų, kur, nu, vos verkt nepradėjau, sakom, jeigu galit, suorganizuokit kitą kartą irgi tokį pavažinėjimą vaikam, bet paprašytumėm, kad būtų kuo daugiau vyrų. O sakau, dėl ko? Sako, matote, viena auklėtojas moteris, virtuvės personalas moteris, tai jie vyrą mato tik tai per autobuso langą. Ir jiems trūksta tos vyriškos energijos. O tai ko jie jų neveža į gatvę? Nu, nelabai gali, nes ten, kai vaikai yra su negale tam tikra, jau ten 8 vaikus suvaldyti reikia 15 gal, okay. 10 suaugusių. Tai yra tiesiog šalia mūsų, yra kažkokie tokie žmonės, kur mes nesuvokiam, kiek nedaug jiem reikia, kad laimę pasiekti. Vat man buvo toksai atradimas, toks giluminis, vat tokiem vaikam kažkokią laimę, naudą nešti. Klausykit, iš tiesų matot, kiek galima dalykų ir kiek galima gražių dalykų padaryti vien tik tai, nežinau, tiesiog paprasto apsilankymų pas vaikus. Aš niekad negalėjau įsivaizduoti, kad vien tik tai buvimas vyrų, tarkim, kažkam gali atnešti naudą, kadangi tokių mūsų nemato, ar ne vien tik moteris mato. Tai ačiū Viačeslavai, nepamirškite vaikų, nepamirškite be traumų. Tiesa, paskutinis klausimas, kokios traumos buvo mokinantis? Ar buvo? Besimokinant, buvo daug išsukimų ir patempimų rankų, kur medikai jau patys sakė, geriau jau būtų lūžę. Nes kai tau tas nelūžta, vadinasi, labiau nukenčia turbūt sausgyslė ir ilgiau gyja, kur atvirai. Gal, mėly žiūrovai, jūs žiūrėkit Artis TV ir jeigu jums taip nenuraus stogo, kaip nurovė Slavai, gal jūs nejudinkit ten tos akrobatikos arba judinkit tai su profesionaliais treneriais. Gerai, kad jam pasisekė. Ačiū Slava, iki. Čia Artis TV arba čia Artis TV, nežinau kur.